Pagaliau tave radau. Masakrikas. Daktaras Masakrikas. Neįtikėtinai gražus, su puikiu skoniu pojūčiu. Kaip gaila, kad toks malonus jaunuolis. Pasirodė esas prakeiktas psichas. Kraujas, žarnas smurtas ir skausmas. Taip, aš esu baisus žmogus. Bet, nepaisant savo polinkių į smurtą, aš gebu kūrybiškai mąstyti, kurti, daryti daiktus, gydyti. Štai mano genijus! Ką? Aš jį sukūriau, aš jį pasiuvau iš kačiukų, prikeltau iš numirusių, apdovanojau jas sąžinę. Beje, skrybelę pasiuvau pati, ji neturi nieko tik mane. Ji prastai vaikšto, todėl niekur nepabėgs. Ji man skolinga savo gyvenimą, myli mane be galo, mano mažas augintinis. O jos vardas Uška. 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 Na, gana plepėti, laikas operacijai. Negaliu prisiminti, ar tai padeda pamiršti kančią, ar išlikti sąmoningam. Na, vienintelis būdas tai patikrinti yra... Uška, nežiūrėk. Nunešk tai į viršų. Nežiūrėk į vidų. Nežiūrėti į vidų. Kantrybė, nuolankumas ir pasiaukojimas. Kad ir kokia būtų Masakriko prašymai, Uška jos laikė raktu į jo širdį. Ji naudinga, vadinasi jos reikia, vadinasi ji mylima. Tačiau vis tiek jų santykių pagrindas slypėjo... baimė. Aš sakiau tau nežiūrėti į vidų. Ar tikrai taip sunku? Ko tu nesupranti? Atsiprašau, prašau atleisti man, aš nenorėjau. Prašau, tiesiog ne... Nagi, Uška, kas negerai? Žinau, kad tu niekada manęs nepaklustum. Nagi, eik į savo kambarį, aš čia dabar susitvarkysiu. Taip, tu niekada manęs nepaklustum. Štai kaip jie gyvena Masakrikas ir Uška savo mažame pasaulyje. Du psichai, toli nuo žmonių, destruktyvios idėjos. Kas mums gali pasakyti, kas čia per niekšas?